Oi, nusičiaudėjau. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir, kartais taip atsitinka, kad serveris staiga pradeda strigti. Kartais galbūt įsirašome kokį pluginą, kartais tai tiesiog būna jau visa pluginų krūva, o gal kur nors draugas už kokių 10 000 blokelių pasistato nežmonišką fermą ir, serveriui jau atsiranda šiokia tokia problema. Tai šiandien mes sužinosime apie tokį dalyką, daiktą pavadinimu Spark Profiler, įsiaiškinsime, kas yra ir ką reiškia žodis TPS. Ir galiausiai pasikalbėsime dar apie kelis dalykus, kuriuos pranešiu jau netrukus. Tad prieš pradedant pamoką, būtinai paspausk mygtuką patinka, būtinai prenumeruok Redfox Cloud kanalą, čia turim žiauriai daug gero turinio ir pastoviai jį atnaujinam ir keliam. Dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai jeigu jūs naudojate Redfox Cloud serverius ir naudojatės Paper varikliuko oficialiomis versijomis, kitaip tariant, Vanilla Paper žaidimu, tai jūs iš esmės jau turite Spark Profilerį, o jeigu ne, tuomet galite jį atsisiųsti. Tai plugino versija yra spigot.mc.org puslapyje, o modo versija, jeigu žaidžiat, tarkim, ant Forge, Fabric ir įvairių kitų varikliukų, tai yra ir vadinamoji modų versija. Tai jeigu vanilla, tuomet turim pluginą, jeigu modai, turim Spark modą. O dabar grįžtam atgal. Gerai, tai kaip ir sakiau, Redfox Cloud naudoja Paper varikliuką, vadinasi, mes Spark Profilerį jau turim įrašytą. Kaip mes galim šitą dalyką patikrinti, tai tiesiog atsidarom savo konsolę ir rašom Spark Profiler Start. Dažniausiai jis būna jau paleistas automatiškai, bet jeigu tiesiog taip kažkaip nepasileido, tai rekomenduoju pradėti nuo šitos komandos. O kai mums jau parašo, kad Profiler is now running, tuomet galim rašyti Spark Profiler ir Open. Svarbu paminėti, kad po Spark Profiler starto reikia duotis šiek tiek laiko prieš, darant tą Open ir einant tikrint serverį. Geriausia kokios 5 minutės arba sulauk, kol kažkas sustriks. Taip atsidarę tą visą Spark Profilerį, jūs pamatysite tikslius duomenis. Nes jeigu darysite taip, kaip padariau aš dabar iš karto, tai didelis šansas, kad serveris rodys, kad viskas gerai, nors gali būti ir kažkas negerai. Žodžiu, tiesiog šiek tiek palaukit ir duokit Profileriui padaryti savo magiją. Ir tada gausime štai tokią nuorodą, jeigu ją paspausim ir čia paspausim Yes, jums atsivers štai toks langas. Tai pradėkime nuo pirmos dalies, tai TPS arba kitaip tariant ticks per second, tikai per sekundę. Tai žodžiu, čia kaip matot visur yra 20, 20, 20 ir tai yra labai gerai, nes 20 yra maksas ir 20 turi visada ir laikytis. Jeigu jūs čia arba net ir čia matote mažiau negu 19, 19 dar nieko baisaus, bet jeigu yra mažiau negu 19, vadinasi jau serveriui yra kažkas negerai ir reikia tikrintis, domėtis ir žiūrėti, nes taip būt negali. Žodžiu, TPS turi visuomet laikytis 20, dar gali būti 19, bet jau nežemiau 19. Toliau turim SMPT, tai milliseconds per tick, milisekundės per ticką. Tai jis nėra toks aktualus kaip TPS, bet esmė, NVIDIA driveriai, valio, labai gerai. Esmė yra, kad būtų ne daugiau negu 50. Taigi matot, pas mane max 20, jeigu čia būtų kažkur arba čia 50, arba čia 50 virš, tai jau būtų negerai. Žodžiu, žiūrėkit, kad nebūtų virš 50. Toliau turim CPU proces, tai čia rodo, kiek tavo serveris realiai naudoja visos mašinos, viso serverio procesoriaus, tai mano serveris tik tai 0,5%. Tuomet turim memory, tai čia rodo, kiek šiuo metu jūsų Minecraft serveris naudoja ramų. Neišsigąskit, pas man pavyzdžiui yra 8 GB ramų, bet čia rodo tik 1,4, nes Minecraftas yra protingas ir jis pasiskiria tik tiek, kiek jam reikia arba gali reikėti. Jeigu atsirastų poreikis didesnis, jis savo vėl pasiskirstų daugiau. Ir tuomet turim CPU system, tai čia matom, kiek apskritai visa mašina, kokia yra
apskritai visa sistemos procesoriaus apkrova. Tai, žodžiu, jūs esate mazge, yra ir kiti klientai, kurie naudojasi tuo pačiu serveriu, tą pačią mašiną ir tiesiog daug serverių visokių yra toj mašinui ir šiuo momentu matom, kad procesoriaus irgi ilsisi, kažkur vidutiniškai 14-12% naudoja visos mašinos. Toliau, jeigu mes paspausim šitą mygtuką, kurį aš labai mėgstu, atsiras labai daug čia visko ir aš visko čia tikrai labai nesigilinsiu ir neaiškinsiu, bet bendrai, tai čia matot visą sistemos RAM kiekį, tai šitoj mašinui, kur yra mano Minecraft serveris, yra iš viso 125 GB, toliau matom diską, kiek yra diske vietos, čia nelabai aktualu, bet kaip veikia informacijos persikeitimas, čia, žodžiu, labai irgi neįsiplėsiu, daugiau čia nieko aktualaus nėra, aktualu yra štai šita visa lentelė. Tai čia galit matyti, kokį serverį naudoja, kokį procesorių naudoja jūsų serveris tiksliau. Tuomet čia turim memory, tai kaip matot, aš turiu 8 GB, bet mano serveriui Minecraft'o tiek daug nereikia, tai jis pasiskyrė, kiek jam reikia. Čia daugiau taip pat yra visokios informacijos, apie kurią aš labai nekalbėsiu. Čia praeinu tik tai svarbiausius dalykus. Čia vėlgi turim network, tai ryšys, ar viskas gerai, ar ateina. Ar ateina, žodžiu, pakankamas kiekis interneto jūsų serverių, pavadinkim tai. Čia turim argumentus, pagal kuriuos veikia Minecraft'o serveris. Čia konfiguracijos, tai jūsų kiekvieno plugino realiai konfiguracijos visokios. Ir šita world skirtis yra pati mėgstamiausia, pati fainiausia ir šitoje skiltyje jūs galite matyti, ar draugas turi kažkokią rimtą fermą ar neturi. Tai, kaip matote, čia rodo, kiek visko yra serveryje, tai 20 paršiukų, 20 skeletų, 19 zombių. Kažkada atsimenu buvo toks atvejis, kada kažkoks žmogus šitoj item skilty, man atrodo, gal ten netgi tiksliai buvo įvardinta Iron Ingot, žodžiu, turėjo Iron Golemų fermą ir čia buvo 140 tūkstančių, žodžiu, itemų. Tai, natūralu, kad su tokiom nežmoniškom fermom serveris gali strikti ir viską pilnai neišvežti. Tai šitoj skilty, principai, jūs galite tiesiog matyti, ar draugas potencialiai turi kažkokią rimtą fermą, kuri stabdo jūsų serverį, ar ne. Toliau turim žaidimo game rules, tai čia, kaip matot, viskas yra gamykliška. Ir tada turim plugins mods, tai, žodžiu, visas sąrašas, ką jūsų serveris naudoja, kokius pluginus, kokius modus ir panašiai. Ir kitas dalykas, tai visą laiką galite matyti štai tokį medį, kuris prasideda server thread. Tai čia per šitą medį galima tiesiog taip lakioti ir ieškoti, galimų plugino problemų ir netgi tiksliai išsiaiškinti, pavyzdžiui, kur koks pluginas arba kokia plugino dalis būtent, gadina, strikdina jūsų serverį. Tai, kaip matot dabar, kadangi mano serverio, iš esmės visi nustatymai, viskas, visi rodikliai yra geri, tai į šituos raudonus skaičius kreipti dėmesio nereikia, bet kai atsiranda papildomų problemų ir taip toliau, tai tie skaičiai tada jau įgauna kažkokią rimtesnę reikšmę, plus jūs galite, žiūrėti šitą medį, jį išsiplėsti bet kaip ir nukeliauti, nežinau, iki juodžiausių ir įvairiausių gilumų. Tai tiesiog turėt omeny, kad, jeigu prie, sakykim, kažkokio tais plugino šakos, čia taip pavadinsiu, yra, negražus kažkokie skaičiai, tai jau vadinasi kažkas yra labai negerai. O dabar tai tiesiog paprasčiausiai matom, kad wait, next, tick, tai yra Minecraft'o serverio sistema, netgi parašo, kad, žodžiu, informacijos galima šiek tiek gauti, tai nieko tikrai nėra baisaus. Tai šitas aktualus ir naudojamas tik tada, kai čia jau mes matom kažkokias problemas. Tai tiek apie Spark Profilerį, apie TPS ir visus kitus dalykus. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelį ir sekite Red Fox Cloud. Su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!